Mes jau nekartą lankėmės kaimininėje Liepojoje. Jau gimininga į mums, Pajūrio krašto gyventojams. Trečias pagal dydį Latvijos miestas, kaip ir Klaipėda, uostamiestis. Tiesa, su perpus mažesniu gyventojų skaičiumi. Gal todėl dalis klaipėdiečių ir aplinkinių kraštų gyventojų iš Lietuvos, ypač vasarą, yra pamėgę atvykti į Liepoją, kurioje gerokai mažesnis atostogų šurmulys ir laisvesnis pajūrio ruožas, nei tuo pat metu būna pavyzdžiui Palangoje. O ir pamatyti, be pajūrio, Liepojoje tikrai yra ką. Šis miestas kaip ir Klaipėda, su savo sena istorija. Ar teko girdėti, jog Liepoja dar vadinama miestu, kuriame gimsta vėjas? Net šio miesto himnas taip pavadintas. Klaipėdiečiams tokia mintis artima, tad ir traukime pasižvalgyti pas broliukus latvius. Skirtingai nei daugelėje Latvijos ir pasaulio miestų, Liepojoje lankytini objektai išsidėstę ne tik miesto centre, bet ir ypatingoje miesto dalyje – Karostoje, kuri kūrėsi ir vystėsi atskirai nuo Liepojos. Plačiai žinomas Liepojos karo uosto kalėjimas arba Liepojos tvirtovės kompleksai nėra vieninteliai dėmesio verti objektai šioje unikalioje vietoje. Tad kalbant apie Liepojos dvasią, šiame video mes norime apsistoti ties Švento Nikolajaus katedra, kurioje dažnai vadina architektūros perlu Karostoje. Centrinį šios katedros kupolą supa 4 mažesni, simbolizuojantis Jėzų Kristų, apsupta 4 apaštalų, evangelistų. Yra duomenų, kad katedros vidus buvo apgadintas jau per Pirmąjį pasaulinį karą, tačiau joje vis dar vykdavo retos pamaldos. Prieš sunaikinant šventyklą dalis ikonų ir bažnytinių reikmenų buvo išvežta į kitas stačiatikių bažnyčias. Antrojo pasaulinio karo metu katedroje buvo įrengtas vokiečių kariuomenės oro gynybos punktas. Visi bronziniai varpai buvo pašalinti. Grįžus sovietų kariuomeniai, šventykloje buvo įkurtas jūreivių klubas. Daugelis to, kas mums primena tikrąją katedros paskirtį, buvo sunaikinta arba pakeista. Pirmosios pamaldos įvyko 1991 m. gruodžio 19 d. Panašu, jog restauracijos darbai šioje šventykloje vyksta nuolat ir dar daug kas turi būti padaryta. Tačiau įspūdinga pastato architektūra, kontrastuojanti su apylinkėmis, atrodo išties nuostabiai visais metų laikais. Nu, o mes, kaip visada, tikimės jūsų palaikymo patiktukais ir laukiame komentarų. Nepamirškite prenumeruoti šio kanalo ir ačiū, kad esate kartu.